Grįžtu su nauju video. Tai dabar prie kibiro tvarkysim. Nusipirkau naują karterį kibiro. O čia va. Visiškai naujas karteris, nes kaip išsiaiškinom, kad buvo problema su karteriu. Tai čia naujas karteriukas. Vat va. Mano kibiriukai. Ir šiandien bandysiu, pats net nežinaudamas kaip tas vyksta, be jokių realiai tutorialų, nelabai aš ten ką žiūrėjau, manau pats išsiaiškinsiu, bandysiu pasikeisti karterį. Pakeisti karterį ir žiūrėti, dėl ko jinai taip daro, keletas apsukas ten baladojas, tas variklis, tai lysim po apačią mašinos ir bandysim išsiaiškinti, ką mes čia šaknis. Tai atėjau į duobę, pasilindau po savo mikrokariuku ir dabar kaip visą laiką atsisukam tepaliuko varžtą. Leidžiam tepaliuką lauk į kanistriuką ir tada žiūrim kaip toliau, kas vyks darbas. Tai dabar dar, kad lengviau dirbt būtų, nusiėmiau buferiuką. Tai va, matosi visas motoriukas. Reikia bet kokiu atveju nusiimt duslintuvą, nes jis mums trukdys. Tai čia yra, kiek čia yra 4 varžtai. 4 varžtai čia, šiek tiek atsilaisvinat link čia. Tada atsisuka čia vienas ir čia vienas varščiukas yra. Ir tada turėtų nusimaut duslintuvas. Nu ir papačią paskui parodysiu, reikia ištraukti iš gumų jį. Tai dabar, kai atsisukat, va, nusimsim nuo kolektoriaus duslintuvo, nusileidžiam in ir dabar galime eiti į duobę ir parodysiu, kaip ištraukti. Tai viena guma yra šičia, kita guma va tenais va yra. Ir tada dar pas jūs tikriausiai yra čia, bet pas mane ne. Ir va, duslintuvas jau matome yra laisvas. Ir reikia tik ištraukti lauk ir išsikabinus iš gumų visą gražiai iš po mašinos išstumti tiesiog. Kaip matot, duslintuvas pilnai nuimtas, va, čia padėtas. Ir dabar, manau, eisim prie varžtų atsukimo. Tai va, tuos va, visus čia karterio varžtus atsisuksiu. Čia, bet tai rimtai dar neatsisusiu. Dovys dabar daužo savo karterį. Nuskėliau. Taip, bet rimtai nenusiima ką daryti. Matelį su savo šaukiu tada. O, tepalas buvo ten galvos. Kaip čia neim dabar? Karačiai pasirodo, kad nuim karterį neužtenka atsukti visus varžtus. Reikia nusimti variatorių, atsisukti čia laikiklio varžtus ir taip toliau. Dar daug visokių nesąmonių. Mano video vlogeriai parodys jums. Visotaime pats. Kaip aš darau. Variatorių, nu? Jeigu norit nuimti visą variatorių, Man biškiai vis. atsisukat ilgiausia čia 17 galvutės varžtas būna. Tada va šitaip. Kad numautumėt vėlianėlę karačią. Pasiimat pagalį, atremėt į veržlę ir daužot su plaktuku tol, kol nusims. Nusukat prieš tai šitą varžtą. Na karačiai, dabar toliau darau kažką. Nieko nesimato, nes tu nejungęs flešo. O atsiprašau, pyp. Tai va čia tą reikia atsukti dabar starterio odantračius, va šitus va. Ir kažką toliau daryti. Aš pats nežinau, tai aš jau nieko per daug negaliu pasakyti. Kur tu apšiai esi? Išsiaiškinom, kad neužtenka nuimti tik šičia. Šito reikia atsisukti čia. Karačiai. Va to daiktą reikia 3 varžtus atsisukti apatinius. Tada vienu žodžiu reikia nusimti šitą, reikia nusimti greičiausiai visą teleką, atsijungt šlangas. Kaip reikės viską sudėti, dar nežinau. Realiai. Reikia, nu neina kitaip prieiti jaučiu. Čia ragas, tais mikrokarais tai jūs nepirkit geriau. Vienu žodžiu nuiminėjom dabar viską ką įmanoma. Ir čia atsiardinėjom visą pusę, nusimt šitą nuo timing belto plasmasę. Nuėmiau genero dirželį, atsukau nuo pagalvės vieną varžtą. Nuo šitos pagalvės rankos. Matas ir žodžiu po biškį vis kardom, kad kuo geresnį priėjimą turėti. Ir paskui kažkaip nuimt visą tą. Review galim padaryti. Vienu žodžiu dabar esam tokioje stadijoje. Nusiėmėm vieną saliniko pusę. Lengviau. Net nelabai matosi. Lengviau prieiti ir jau po biškį skiriasi. Blet, nesifokusuoju. Vienas karočiai dalbajobas kažkoks neatsuku vienu varžtu. Nu gerai, 2 dalbajobai. Vienu žodžiu tą nusisukom ir jau po biškį skiriasi. Nusiardėm čia tarpinės dirželiai, čia naujas karteris, nusiėmėm visus tuos, nes daug daugiau priėjimo gaunasi. Vienu žodžiu, čia atsiardėm tą plasmasę, viską. Ir dabar po biškį skiriam kažkaip.
Dar pamiršau porą varžtų, kaip daunas, kol daužiau visą laiką. Bet po biškį ir nusiminėjau realiai. Tai dar pastatysiu aš jūs dabar ant kameros, ant GoPro'škės, ant štatyvo didelio. Ir gausit kadrą, ką mes čia prikolinom ir darom, a ne? Tvarkom ir išsiaiškinam tokį bajeriuką. Čia yra tokia plokštelė, tenais, va. Ir mes šitą plokštelę ant šito mano senojo karterio radom tiesiog palaidą. Kame bajeris čia yra 3 varžtai. Ir čia jinai buvo palaida, ten jinai jau yra prisukta. Tai vadinasi, kad jinai pasileido, jinai tenais baladojosi visą laiką. Ir dar tie visi 3 varžtai po mano motoro baladojosi. Kaip jis mane užkalė, tai realiai žinau. Bet rimtas bajeris, kaip jis mane užkalė, tai aš neįsivaizduoju. Nes dabar tai realiai gerai reikės išplauti. Kad pasižiūrėt, kad nebūtų tų varžtų čia. Taigi, batėvuks tai galvą iškratys matina. Negi iš čia dirbs. Ja, iš čia dirbs. Nu dabar tai jau tikrai ne. Parodysiu indikliukus dabar, va. Čia aišku nėra kom džiaugtis, bet... Faktas, kad nėra kom džiaugtis. Jie atrodo, va taip, va. Faktas, kad jie yra padilę, bet ar nevažiuos? Važiuos. Ar juos reiktų keist? Realiai tai jo. Bet realiai tiek padarė, tai galėtume pakeist visą motorą perjungt. Bet kam? Paliksim mano sesiai, paliksim šitą darbą, kol netęs laikys, jeigu neįsilaikys. Jeigu ne, parduosiu ir paliksiu kitam žmogui. Nes tada bus Iškirpsiu jo šitą vietą. vietos. Ne, bet kol važiuoja, reiškia viskas gerai. Tai sveiki. Mes vėl esam garaže. Vėl dirbam prie kibiriuko. Einam dėt naują karterį. Žiūrėt, kaip čia mums kaip kas sekasi. Vienu žodžiu išsiaiškinau, kad šitie žiedeliai yra eina taip. Ir čia puikiai, kaip jie turi stovėti, taip išsistato iš šitos pusės. Ir iš vidaus taip pačiai įsistatys į savo vietą. Bet dabar gal kokiu solidoliu reiktų čia uždėti, kad neiškristų. Būtų gerai. Sakau, praščiau būtų. Lygiau. Bet žinai, man tai bus per skystą. Lygrojo, taigi nekartu. Žodžiu, išėjau uždėti karterį. Gražiausiai. Viskas labai čiki. Dabar priveržinėjom po vieną varšiuką. Gražiai, nes ne iškart pilnai uždėjom. Tai po vieną varšiuką gražiai priveržinėjom, kad susispaustų to lygiai. Ir dabar viską veržiam, dedam. Ir bus viskas greičiausiai. Tada visus aplinkui sukom, tada sukom tos 4 didelius varžtus, kur yra. Ir karteris kaip ir uždėtas. Tai dabar dar supratom, kad čia man buvo lūžus duslerkė. Ir prie to pačio nusinešim, suvirinsim su kempu. Ir jo karteris pilnai uždėtas, prisuktas. Jau prisisukau ir čia laikiklius, nes kad įdėt karterį, tai reikia atsisukti visus šitus varžtus, atsilaisvinti, atsitraukti, kad čia netrukdytų vienu žodžiu. Ir tik tada eina uždėti karterį. Tai dabar einam prie duslerkės virinimo. Tai dabar vienu žodžiu dar keisiu diržą. Ir bandysim Instagramo vidosų tutorialą. Tai pjausiu visą diržą. Išilgai, paliksiu tik pusę ir tada, kad nepamest degimo, nes čia labai lengva pamest degimo. Nepamest degimo, tiesiog dėsim, mausim naują diržą iš karto ir viskas. Paim dirželį, dabar taip pat. Dabar galime eit lupti Dovydą. Taip pat dirželis, o čia originalas. Dabar liko tik tiek, pagal idėją kol kas viskas veikia, liko tik tiek. Dabar tiesiog pagal viską turėtum malt naują diržą ir viskas. Tai... Aišku, čia palei protinga gal. Jo, palei viską, palei ir Ilsos Instagramą, tai taip turėtų veikti. Dabar pakartok tą reakciją. Čia nepakartuoja. Taip vis toksai čia ir Čia nepakartuoja, turėjo būti, supranti, kamera šonė jau pastatyta. O tai pala. Pumpadūzas. Čia pumpadūzas yra, pažiūrėk. Kodėl jisai toksai Pavyzdžiui, pavandėlėlis yra? alyvos filtro seno tą, kai nuimt šudukas tas, kur užsideda, tas tiko nuo pumpadūzų.
kai su vandeniu. Koks skystas, tu pažiūrėk, koks šis skystas, na. Bet čia va, ta pačia, jis iš viso toksai labai įdomus. Čia gal kur nors... Ai, nereikia kreipdėmėsio, gerai, kaip su tais darom. Čia gal... Nes čia pagal viską čia skaitosi jau tinkama. Viskas gerai. Pagal šitas, va šitos dvi linijytės yra ir šitas turėtų sadyti. Dobre. Pizda motorą. Išmest. Kaip gali, mes tik tepalą keitėm. Mes tik tepalą atvažiavom pasikeisti. Išmest. Bet realiai, mes tepaliuką keitėm motorui. Jei ką yra motoras ant dalių. Pardavimą. Kam reikia, kreipkitės. Dirbom ir mūsų jaunasis inžinierius sugalvojo. Ką aš sugalvoju? Nieko Nu. nesugalvoju. Čia kaip priklauso. Kaip priklauso. Ir jo tada jaunasis brolis irgi. Karoči, prisikinėjom dangtelį su reguliavom voštų. Sureguliavom voštus. Ką uždėjom, pasigavom atgal degimą, susižymėjom, pasidarėm. Pupavovė ledas, karoči. Neturiu ką dabar čia parodyti, pakomentuoti. Iš bėdos, kaip ir bus padaryta šits velnes. Dar porą tų ir bus padaryta. Patikslinsiu porą ko. Užsidėjom atgal smagratį, prileidom tepaliuko, matuoklę, viską pertikrino, pervežiau dar kartą. Dabar motoriukas. Vo kaip stovi. Ne taip kaip praeitą kartą. Ir bandysim kurt. Be straublio. Be straublių negali dirbėti, bet dusleisnė tai po. Jeigu tu dusintuoji, žinai. Nežinau. Girdi, kai šildo žvakės? Girdi? Paliekam. Kažia, ryšė dėl starterio. Taip. Reikia Aš manau, kad kompresija kažkas negerai ir... Pizda. Kaip tepalus keičiant susikliso kompresija, tu man paaiškini. Nuo tepalų keičiant. Bet tai dabar čia pataikys, ką žiūrėjau. Tikrai bus problemų, aš matau, kad čia yra negerai. Turėtų nukentėti rankos. Nu? Matau, kad... Kas nukrėto jau mačiau? Daug mažiau. Kaip tai? Ai, kurva. Aštrus, ble. Aštrus. Tik tiek te galiu pasakyti. Dabar čia nepaankstintas. Bet taip ir atrodo, realiai. Nes žiauriai, kažkaip aštriai reaguoja labai. Tai, gerai, iš startų kilus dabar. Normaliai. Tai labą dieną, hebriukai. Dabar yra 3 diena, kaip knisamės prie šito kibiro. Atvažiavau dabar prieš šūkius, biški padirbėti, kadangi yra laisvo laiko. Gal dėti variatorių su diržu, prisukt, dėti filtradėžę, uždėti diržo apsaugą tą, dar uždėti tą neskrimuliuką. Karoči, tą reikalą, kur dirželis statosi ir duslerkė ir kaip ir bus ready to go. Tai dabar uždėjau atgal variatorių, net nereikėjo suspausti per daug. Ir tiesiog dėjau ir biškį per prievartą patempiau ir užmovau ant tenais. Iškart dėjau ilgą į varžtą, vatvatavą. Sukau, priveržiau ir viskas labai gražiai išsidėjo. Tai dabar dedu iškart oro filtrą. Ir tada einam prie šitos pusės, tada liks tik duslintuvas, čia buferis ledą pajungti ir bus. Tai vienu žodžiu jau uždėjau oro filtrą, čia viską pajungiau, uždėjau vienos pusės šitą vatva medžiagą. Čia nuo garso greičiausiai jinai yra. Vienu žodžiu uždėjau tą medžiagą. Ir dabar einam prie šitos pusės. Šitos pusės dedam diržo dangtelį. Ir ant diržo, kai uždės diržo dangtelis, dedam pulą į šitą.
ir tada genero dirželį įtempiam ir dedam duslerkį. Ir bus viskas kaip yra Ford buferiu. Jeigu šiaip nori daugiau tokių video, kaip remontuojam ir darom kibirus, nes vėlgi kartuojuosi, bet Lietuvoje daug kas mažai apskritai, yra labai mažai kaip tvarkyti kibiriukus, mikrokarus. Jeigu nori daugiau tokio kontento, jeigu bus ką pafilmuoti arba gal turit kokių requestų, sakykit, kažką bandysiu padaryti. Nes manau, kad tikrai yra aktualu jaunimui ir ne jaunimui, kaip tvarkyti šitus laužiukus.